Patriotiškumą aš labai siečiau su meilės jausmu, nors šita savoka irgi yra pakankamai nuvalkiota kaip ir patriotiškumas, dažnai nebesama turinio. Ir meilė yra įsivaizduojama kaip dėmesys, kurį kas nors skiria tau, o ne tai, ką tu gebi parodyti kitiems. Tenka nemažai dirbti su partizaniška medžiaga ir paskui apie tai kalbėti su vaikais ir jaunimu. Ir vienas dalykas, kuris man padeda susikalbėti apie meilę Lietuvai, yra paliktas partizaniškas toksai gražus dalykas, personifikacija, kai Lietuva yra sutapatinama su moteriškos lyties asmeniu ir yra įvardinama arba kaip motina, arba kaip mylimoji. Daumantas konkrečiai mylimoji. Ir iš karto atsiranda labai gražus, aiškus suvokimas, kad tavo mylimoji, jinai turi būti laiminga, patenkinta, graži, tu turi ją rūpintis. Kai tavo mylimoji arba mama suserga, tu turi dvi galimybės. Viena galimybė yra pasakyti, ai, serga, gal dar numirs, važiuoju, aš susirasiu kitą. Yra tikrai tų mergų pasauliu, va, ir ten Anglijoje nebloga gyvena, ir Kanadoje yra gražių mergų. Ir viso gero, jeigu numirs, tai čia palaidos kaimynai, nedidelė problema. Kitas dalykas, natūraliai įsijungiantis, kad jeigu tu myli tą žmogų, tai tu jį gydai, tu stengiasi jam padėti. Ir tada vaikas, jisai, kai tą perveda mąstymą iš valstybės, iš gatvių, miestų, miškų, gamyklų ar kažkokių tokių sunkiai mylimų darinių, į įvaizdį savo mamos ir įsivaizduoja sergančią mamą ir kažkokią pamotę gražią, kuri gali jį pamaitinti Amerikoje ar kur nors kitur, tai atsiranda momentas etikos, tokios savaiminės etikos, kad tu pats suvoki, kad šitoj situacijoje tau vis dėlto yra geriau rinktis tą mamos gydymą. Arba mažiausiai važiuoti svetur ieškoti vaistų mamai. Kad galbūt tasai stebuklingas gyvybės vanduo Lietuvoje pasibaigęs arba tas šaltinis kažkur kitur trykšta. Kai kalbėsiu su vaikais, man labai patinka viską supaprastinti. Kartais tai galbūt atrodo ir naivu ir nepakankamai abstrahuota rimtam pašnekesiui, bet su vaikais kitaip nesusikalbės, jiems reikia pavyzdžio, įvaizdžio, palyginimo. Ir tada yra kalbama apie dvi meilės rūšis. Netgi pasaką esu parašęs apie Saulės meilę ir apie Mėnulio meilę. Saulė labai paprasta, jinai turi daug šviesos ir ją atidavinėja, šildo. Ir jinai šildo visus, ir ąžuolus, ir dilgėlės, ir bimbalus, ir lakštingalas. Nesako, tu esi bimbalas, aš tavęs nešildysiu. Mėnulio meilė yra šiek tiek komplikuotesnė, nes jisai reikalauja šviesos, jis neturi šviesos. Ir jisai tada yra mylimas ir matomas, kai jį kas nors apšviečia. Ir jam yra liūdnos dienos, kai jo tik kraštelis apšviestas, o kai jau pilnai apšviestas, tai jam tada jau linksmiau. Ir iš tikrųjų tasai toks meilės alkoholizmas arba priklausomybė nuo to, kiek tave kas myli, yra klaidingai suvokiamas patriotizmas. Kad mus Lietuvoje turi kažkas mylėti, valdžia, rūpintis, toksai vaikų darželis prasideda. O kai tu suaugi, tai tau net nemalonu būtų, jeigu kažkas tave ten pultų per gatvę vedžioti ar kažkaip tau pačiam daug smagiau tai daryti. Ir kaip išgyti nuo šito dalyko, aš manau, kad giliausias patriotizmas atsiranda tada, kai tu pradedi mylėti žmonės, kai atsiranda atjauta. Ir man pačiam, kai sušlubuoja šitas jausmas ar atsiranda kažkokios keistos nuotaikos, aš dažnai važiuoju pas sergančius žmonės, pas vaikus, bendrauti su jais, sekti pasakas, kartu pabūti. Ir tu tampi didesnis patriotas, tu iš tų vaikų išmoksti. Ir kas keista, dažniausiai tie vaikai, jie turi labai daug meilės. Kažką fiziško netenkant arba atsidūrus pavojuje atsiranda labai daug meilės. Ir tas stebuklas sausio 13, kad meilė atsidaro važinėjant tankams. Ir kai tankai išvažiuoja, meilė užsidaro. Patriotiškumas išnyksta, gal juokai sako, reikia kažkada
iš Lukašenkos išsinuomoti, kad pravažiuotų laiks nuo laiko, kas 5 metai per Vilnių pašaudytų į langus kur nors, arba ne, geriau ne į langus, į orą, kad nieko nesužeistų, bet kad mes vėl Lietuva visi kažkaip. Bet tai yra ta vaikų meilė, kurie baimės akivaizdoje myli, nes mama gali numirti. Paskui mama pasveiko, ai, vėl mums nebeįdomi. Kaip išugdyti tas savybės, kad esant ir taikos aplinkybėms mes mylėtume, čia yra, man atrodo, psichologų darbas. Ir aš labai linkėčiau, kad televizijose, fonduose, kurie skirsto kultūrai, švietimui, pinigus, kuo daugiau atsirastų žmonių, kurie supranta apie sielą, apie dvasią, ne tik tai apie materialius dalykus, nes neatlyginimai lems mūsų kažkokį patriotiškumą, o gilesni dalykai. Nuvažiavęs neseniai buvau į Tibeto pasienį, kur kūriau filmą apie tibetiečius, tai žmonės, kurie gyvena, sakyčiau, 100-eriopai blogiau, yra 100-eriopai didesniai dvasiniai šviesoj ir meilė Tibetui, savo tradicijoms. Nežinau, kas bus, kai jie praturtės. Jie turės labai rimtų išbandymų. Bet aš tikiuosi, kad tenais yra šiek tiek kitaip. Vis tik tai jų tauta yra paremta dvasinių principų suvokimu, kad aukojimasis ir savitarpio dalykai, pagalba kitam yra esminis tavo dvasinio tobulėjimo dalykas. Ir eini gatvę, nukabinės nosį, kitas prieina, sako, kas tau yra, tau reikia padėti. Šitie dalykai, kai atsiras ir Lietuvoj, tai galėsim kalbėti, kad Lietuva prasideda.